porų santykiuose, tai akivaizdu yra, kad labai dažnai psichologija yra naudojama kaip maskuotė arba kaip tam tikra agresijos forma. Dabar visuomenėje yra netgi populiaru nesirinkti vaikų. Kaip žiūrite tai? Jūs 4 vaikų mama. Ir mes dažnai galvojam, kad neištikimybė rodo, kad kažkas yra negerai su santykiu. Ne visada taip yra. O kad jeigu statistika rodo, kad virš 90% porų yra neištikimų, tai ar tą reikėtų priimti kaip normą? Santuoka yra toksai tik tai terminas, ne? Vat ką man reiškia ta santuoka, tai jau yra kiekvieno žmogaus asmeninis santykis su pačiu žodžiu ir pačiu ritualu. Santykiuose tas aistros elementas tai nėra mylėjimas. Jis taip, pavyzdžiui, pagal visus tyrimus, kuriuos mes turim apie ilgaamžiškumą, sveikatą, laimę, prasmę, gyvenimą, visi vienareikšmiškai sako, vienintelis faktorius, kuris nulems jūsų gyvenimą, tai yra santykiai. Už erdvę filmavimams dėkojame Sofų salonui Mano Sofa. Arte Laurita – vienetiniai rankų darbo švarkai. Sigita Valevičienė, psichologė ir jungiškosios krypties psichoterapeutė, turinti daugiau nei 25 metus darbo patirties konsultuojant, knygų autorė ir 4 vaikų mama. Sigita, man jūsų profesija atrodo viena prasmingiausių, nes jinai yra apie žmonių santykius, o mes visi prigimtinai jų trokštam. Mes apie tai, iš esmės, apie ryšį esam, tik ne visada mokam jį kurti. Ir man natūraliai kyla toks klausimas, child free tema, arba dabar visuomenėje yra netgi populiaru nesirinkti vaikų. Kaip jūs žiūrite tai? Jūs 4 vaikų mama. Taip, aš 4 vaikų mama, bet turbūt jau tam amžiui, kai galvoju, kad gal nereikia žmonėm aiškinti, kaip gyventi. Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas. Ir tikrai yra istorijų, kur tai yra pasirinkimas. Ne? Čia tik tai visą laiką yra svarbu tame pasirinkime įsisąmoninti. Ne? Ar tikrai nes mes, kas atsitinka, ne? Kad mes labai dažnai ieškom kažko ir nelabai galvojam, ar tikrai tai yra tai, ko man reikia. Pavyzdžiui, tai tu sakai, kad žmonėms reikia ryšio. Ir taip, pavyzdžiui, pagal visus tyrimus, kuriuos mes turim apie ilgaamžiškumą, sveikatą, laimę, prasmę, gyvenimą, visi vienareikšmiškai sako, vienintelis faktorius, kuris nulems jūsų gyvenimą, tai yra santykiai. Kiek žmonės investuoja laiko, resurso savo į santykius? Jisai dažniausiai būna kažkur paskutiniai vietoje, ne, kai aš padariau darbus, kai aš susitvarkau, jis turėtų kažkas tai būti. Tai mes labai dažnai nesusimastom, ko mes ieškom. Ir vaikų tema, tai tikrai, kaip pasakyti, istoriškai žiūrint, ne, tai vaikai visą laiką buvo tas ekonominis užtikrinimas, tam tikras, ne, kad turėti vaikų, tai yra apskritai visuomeniai toks geras dalykas, nes tu jau čia turi tų vaikų. Ir kitas dalykas, tai buvo toks ekonominis elementas. Dabar, kaip ir mums tų vaikų, taip išoriškai, nereikia. Jie iš esmės išima resursus, ne, iš šeimos, nes tau reikia laiko, tau reikia pinigų ten skirti vaikams, tikrai jie įneša daug diskomforto į gyvenimą, bet jie labai daug atneša. Ir problema yra tame, kad kol tu neturi savo vaiko, tu nežinai, ką jisai atneša. Dėl to, kad žiūrėti kitą leliuką ar kitą vaiką, ne, ar tenais kokį nors 2 metų vaiką, kuriam misterija, tu nesuprasi, ką reiškia būti to vaiko mama. Dėl to, kad mes labai dažnai matom tik tą, foninį, šoninį elementą. Ir dažnai žmonės sako, man nepatinka vaikai. Tai taip, tu gali būti ne vaikų žmogus, bet savas vaikas ir svetimas vaikas yra visiškai skirtingi dalykai. Ir va šitoj vietoje, tikrai yra turbūt labai svarbu savęs paklausti apskritai tokiam gyvenimo kontekste, apie ką mano gyvenimas yra. Nes labai dažnai tas pasirinkimas neturėti vaikų yra paieška tokio komforto. Yra žmonių, kuriems tiesiog nesinori tų vaikų, yra žmonių, kurie bijo, kad jie sugadins tą fainą gyvenimą. O aš noriu čia pagilinti, ar ne? Aš jokių būdų neagituoju nei už, nei prieš, aš labai manau, kad nereikia jų turėti tik todėl, kad visi aplink turi, tai turi būti pasirinkimas. Bet ar tas komfortas nėra infantili pozicija ir jeigu tai vyksta masiškai, ką tai sako apie mūsų kultūrinę dalį? Žiūrint, aš nesu sociologė, bet kiek aš šitą temą domėjausi, tai iš tikrųjų yra stebimas tas dalykas, kad kuo visuomenė finansiškai geriau, ekonomiškai geriau gyvena, tuo mažiau vaikų gimdo. Vienintelis išimtis yra, nebent toj visuomenėje yra labai stiprus kažkoksai moralinis, religinis pagrindas, kad yra labai skatinama ir labai vertinama yra vaikai ir šeima.
Tai va šitoj vietoj, mūsų kultūroje tikrai mes labai mažai, jeigu žiūrėti, ten, kas yra vertinama, tai tikrai mažai yra šnekama apie tai, kad yra labai smagu turėti vaikus ir čia didelė kažkokia tai vertybė. Tai tikrai žmonės renkasi, arba nesirenka tų vaikų dėl to, kad jie įneša daug tokio sunkumo. Aš nežinau, ar galima sakyti tai infantilu. Man atrodo, kad labai natūralu mums nenorėti lysti situaciją, kuri yra sudėtinga. Taip. Reikia kažkokio kitokio motyvo ar sąmoningo komponento įkišti save į situaciją, kuri yra nepatogi, galbūt rizikinga, nes mes, kai laukiamės vaikų, tai visos mamos ten ir tėčiai neišgyvena tą jausmą, kad tu gali visas knygas perskaityti ir tu tikrai nežinai, kaip tau bus būti mama ir kaip tau bus būti tėčiu. Ką tas vaikas tau atneš. Dėl to, kad tai yra visiškai, kaip būtų, pavyzdžiui, nežinau, papasakoti žmogui apie tai, ką reiškia plaukti. Rankom kojom makaluoti, kas tai yra. Kol tu neįlipai į tą vandenį, tu nežinai, kas tai yra, dėl to, kad tai yra daugiau patyrimas negu kažkoksai žinojimas. Ir tai yra didelis neapibrėžtumas ir žmonėm yra baisu, ta prasme, kartais tikrai yra baisu, kad aš nesusitvarkysiu su tuo neapibrėžtumu. Kitas dalykas, ką aš, pavyzdžiui, galiu papasakoti, kad žmonės šneka mano psichoterapiniam kabinete, kai galvoja apie vaikus. Tai yra tas dabar didžiulis, norisi sakyti, mitas, ta baimė visuomenės, kad aš sutraumuosiu savo vaiką, kad reikia ten viduj viską susitvarkyti, nes aš, pavyzdžiui, iš kokios ten, nežinau, iš kokios nors ten sudėtingos šeimos, tai aš tikrai pernešiu tam vaikui ir, žodžiu, aš čia sugadinsiu tą vaiką, nes mano tėvai čia mane skriaudė ir man sunku gyventi, tai tikrai aš tą pat padarysiu su vaiku, nes čia kažkokia pasąmonė, kuri suveiks, ir tikrai yra tokios, baimės, kad aš negalėsiu būti gerų tėčių ir gerų mama, nes... Bet čia yra atsakomybės tada yra, ar ne? Taip, čia yra. Tai čia ne apie infantilumą visiškai? Ne, čia nėra apie infantilumą, čia yra apie tokį jausmą, kad tu esi brokuotas ir tu tą broką kažkokį tai išneši per vaiką, ne? Dėl to, kad gyvenime mes turim daug būdų, kaip užmaskuoti dalykus. Elementariai, ne, tu ten gali būti koks nori žmogus, bet jeigu ten matematiką gerai išmoksi, ją ten padarysi, gausi 10 ir visi sakys valio, ne? Bet su vaikais taip nėra, visi mes jaučiam, kad vaikai labai kažką tai atskleis, iškels ir taip yra iš tikrųjų. Tai, ko tu nenori matyti, nenori susitikti, nenori, kad kiti pamatytų šitus dalykus. Ir tikrai vaikų temai šita vieta yra sudėtinga. Moterim, jeigu, labiau aš iš moterų girdžiu ir kitą temą, tai yra tai, kad yra labai baisu, kad aš nesuderinsiu savo karjeros ir vaiko auginimo. Ir čia yra reali baimė, dėl to, kad yra mitas, kad yra įmanoma kažkaip ten viską sudėlioti tobulai, kad jau labai tau ten būtų gera ir tu ten neturėtum paaukoti kažko vieno ar kito, ne, kartais. Tai šitoje vietoje tikrai moteris, kurios daug investuoja į karjerą ir joms yra labai svarbu tas profesinis kelias, jos bijo turėti vaikų. Dėl to, kad atrodo, kad tas vaikas išmes iš to viso traukinio ir tu nespėsi paskui jį lipti. Labai dažnai moteris, kurios turi tokį, aš nežinau, iš kur jis ateina, čia galima galvoti, ne, ir gal čia iš praeitų kartų, ne, čia atsineštas dalykas, kartais būna tokie asmeniniai dalykai, bet irgi įkrenta į tokį įsivaizdavimą, kad ir man vis laiką būna labai keista, kai aš girdžiu šitas frazes, kad vyrai tai tikrai vaikų neaugina, ne, kad aš jeigu jau pagimdysim, tai čia aš būsiu už viską atsakinga, nes jau taip yra, visuomeniai taip yra, kur sėdai galvoju, ar tikrai čia jau šiuolaikinė. Jo, tai yra tokie įsivaizdavimai, gal sakyčiau net socialiniai burbulai, kur tas, yra dar gaju ir moteris bijo to krūvio. Dėl to, kad jeigu kalbant apie santykius, tai mes labai pakeitėm supratimą, kas yra santykiai. Ir mes turim suvokti, kad jeigu aš laukiuosi vaiko kaip moteris, mane iškyla labai didžiulis nesaugumo jausmas. Jis yra visiškai pasąmoninis. Ir visuomenė sako, kad tu viena gali išgyventi, bet kai mes laukiamės vaiko, mes akivaizdžiai jaučiamės, kad mes priklausom nuo kito suaugusio žmogaus, mums reikia kito žmogaus, kuris pasirūpins kitais dalykais, kad aš galėčiau auginti vaiką. Ir kai dabar santuoka yra tokia, nori būni, nori nebūni iš esmės, tas nesaugumas labai vožia šitoj vietoj. Ar tikrai tas vyras, jeigu jam, pavyzdžiui, nepatiks, jam bus sunku, reiks keltis naktim, aš su juo nesimylėsiu, ten, nežinau, mano dėmesys nusitelks į vaiką, ar jis manęs nepaliks?
Ir šita baimė irgi stabdo santykiuose turėti vaikų, nes atrodo, kad atsitiks kažkas labai tokio, su kuo aš negalėsiu susitvarkyti. Tai čia tokių labai nėra vieno atsakymo. Tokių, man atrodo, kad yra daug aspektų, kurie susiriša, dėl ko žmonės renkasi neturėti vaikų arba dvejoja dėl tų vaikų. Ir aišku, kad tas tiksintis moterų laikrodis irgi visą laiką tokios labai daug įtampos kelia. Kada tų vaikų turėti, kada čia tas laikas, kada čia tas idealus laikas turėti tą vaiką. Ne? O aš noriu pasiteirauti, ar santuoka šiais laikais yra validi ir ką psichologiškai porai lemia, bet prieš tai šiek tiek paprovokuoti, jūs turit 4 vaikus. Taip. Kodėl tiek daug? Kodėl neužteko, pavyzdžiui, 2 ar 1? Turbūt mes kiekvienas, aš galiu atsakyti iš to, kokį aš santykį turiu su gyvenimu, ne? Kad man tas nesąmoningas komponentas irgi yra labai svarbus. Tai nebuvo toksai sprendimas, kad mes su vyru sėdėm ir sakom, turėsim 4 vaikus. Man buvo jausmas, kad mes turėsim 4 vaikus, bet buvo labai akivaizdu, aš atsimenu po antro vaiko, kai mes turėjom mergaitę ir berniuką, kas jau atrodo socialiai tokia visiškai viskas jau gerai. Aš labai aiškiai jutau, kad ateina dar viena gyvybė. Ta prasme, ir aš atsimenu, stovėjau prieš veidrodį ir galvojau, tau viskas gerai, tu turi 2 mažus vaikus, nes tarpai pas mus labai maži yra. Noras atėjo ir jausmas, kad bus. Ir noras, ir jausmas. Ta prasme, viena mano dalis sakė, kad nelabai racionalus čia yra sprendimas. Nes kiti žmonės, aš atsiprašau, kad pertrauką, nusipirka šuniuką, dar vieną, ar ne? Aš tai padariau, katiną ir šuniuką. Tai ir tarsi išpildžiau tą poreikį rūpintis kažkuo. Tai čia, turbūt, kaip ateina ta gyvybė, ne, čia toks mistinis klausimas yra, bet tikrai moteris labai dažnai išgyvena tą tokį kažkokį tai vidinį ir ne tik pasirinkimą loginį, bet kažkokį ir jausmą, kad ateina ta gyvybė. Tai su tuo 3 vaiku taip ir buvo, kad aš labai aiškiai pajutau, kad ateina ta gyvybė. Ir su 4 buvo toks siurprizas mums, žodžiu, kad jis irgi nusprendė, kad jau reikia čia pas mus ateiti. Tai tikrai nebuvo tokio labai racionalaus susėdimo, nesusidėliojimo ir dar apsibrėžimo, nežinau, kiek čia metų mes turėsim tuos vaikus. Bet kadangi aš leidžiu tam gyvenimui kartais daryti dalykus, tai jisai tokius dalykus ir padarė. Ir kas buvo įdomu, kad po 4 vaiko man buvo labai aiškus jausmas, kad viskas. Jisai toks vidinis jausmas, ne sprendimas, bet vidinis jausmas, kad viskas, šitas fabrikas užsidarė. Ir kad jau tų 4 vaikų tikrai gana. Ir aš vis dar jaučiu, kad jau tikrai Nes jūs būdama 4 vaikų mama netrodot pervargus. Aš įsivaizduoju, kad jeigu tu galvoji apie 3, tavo šeimoje yra pakankamai viskas, tu planuoji su to žmogum ateiti, ar ne? Mes labai šiuolaikinė visuomenė greitai keičia santykiai. Ne tik o kitas. Mes norim laimės, pasiimti iš kito laimės. Taip. Sakot, kad jūs kitaip patiriat savo gyvenimą. Koks jūsų požiūris į visą tai? Ar labai daug saugumo buvo? Aš manau, kad leisti savo tom gyvybėm ateiti, ne, ir leisti patirti tą savo mamišką impulsą ar instinktą, nežinau kaip tai pavadinti, buvo dėl to, kad aš turiu labai gerą santykį ir aš labai jaučiuosi saugi. Tai jeigu tai būtų kažkoks nesaugus santykis, tikriausiai istorija būtų kažkokia tai kitokia. Tai man atrodo, kad pirminis dalykas tai yra, kokiam santykiui mes esam. Ir man pačiai atrodo, kad šitas saugumas ir galėjimas sukurti tą saugų santykį leidžia gyventi tą savo gyvenimą. Ką aš matau labai kaip didžiulę kančią, apskritai dirbant su porom, tai yra apie tai, kad jie iš tokios baimės pradeda vienas kitą labai riboti, labai spausta. Mes iš tikrųjų įsimylim žmogų, nes jisai kažkuo yra žavus, įdomus, įdomi, kažką veikia. Aš atsimenu, nežinau, klientai pasako, man taip sužavėjo, kai pasakoja apie savo ten darbą, ar kokį hobį, ar aš mačiau, kaip bendrauja su kitais žmonėmis ir man toks fainas jausmas, kad tas žmogus tikrai kažkoks gyvas. Ir pradedi gyventi su tuo žmogum ir sakai, nedaryk to, ir pradedi uždarinėti tą žmogų. Ir šitoj vietoj man visą laiką tas yra labai svarbu, kad santykiai turėtų kaip tik mus įgalinti, o ne uždaryti. Tai dėl to, kad kai tu esi santykiuose, kuriuose tavęs nevaržo, kaip tik tave, tu jauti, kad daugiau gyvybės ir daugiau raiškos yra vienas kitam.
Tai tada ir gali pasitelkti savo tokią intuiciją, ne, ir kažkokiu tai vidiniu jausmu. O kiek metų jūs psichoterapeutė? Konsultuoju, tai aš nuo 20 metų, tai jau kiek, 25 metai, kaip dirbu šitą darbą. Per 25 metus, kaip pasikeitė ateinančių besikonsultuoti aktualių žmonių? Dabar yra turbūt tam tikrais aspektais lengviau, tam tikrais aspektais sunkiau. Nes lengviau yra tai, kad yra daug daugiau informacijos. Ne, ir visi, taip ateina, aš jau juokauju, kad visi jau apie psichologiją išprusę, nes ten visokie seminarai, knygos ir visa, šiaip psichologija dabar nukritus yra į... Bet išprusę ar paklaidina? Tai vat yra kita pusė, kad yra labai daug žinojimo, kuris yra nesusietas su asmeninė patirtim, kur žmonės šneka dalykus ir tu supranti, kad už to nėra žmogaus. Pavyzdžiui, aš noriu gyventi, pilnavertišką gyvenimą. Kas tai yra? Realiai, kas tai yra, ne? Ir tada... labai sudėtingas klausimas, sako, tu bandai suprasti, kas tam žmogui yra. Ir va šitoje vietoje tas atotrūkis dabar yra daug didesnis, dėl to, kad yra labai daug tokios, kaip aš sakau, greitos psichologijos, kuri duoda tą jausmą, kad čia yra kažkas, ne, bet žmonės nesusisieja su savo patirtim. Ir kitas dalykas tai, kad mes ištisai valgom tą informaciją, tai mes niekad jos nevirškinam, mesgi neturim laiko tuščio, ne, kur sėdėtume, nes mūsų smegenys iš esmės sutvertos yra, kad mes kažką patirtume ir turėtume kažkokią tuščią erdvę, kur mes ten, nežinau, darom kažkokį nuobodų dalyką ir tada mūsų smegenys integruoja tą patirtį. Mes dabar nedarom. Tada daug informacijos, bet mažai supratimo apie save. Mes nevirškinam, mes ryjam viską. Ir kai mes viską ryjam, viską blogo pasidaro, ne? Nes neturi kada jį suvirškinti. Ir dėl to tie visi žinojimai psichologiniai, jie labai dažnai klaidinantis dėl to, kad jie nėra netiesa, ne, bet jie neturi sąsajos su žmogaus gyvenimu. Ir dažnai ateina žmonės ir sako, aš ten skaitau, jau viską žinau, ten apie savo vaikystę, ten traumas ir visa kita, ir vis tiek niekas nesikeičia. Nes nesikeičia dėl to, kad nėra susietumo, kas tai yra man, ne, yra tik tai toksai bendras žinojimas, kad, taip, ten, nežinau, tėvai išsiskyrė, tai reiškia man ten tas ir tas ir tas, dėl to aš taip reaguoju, taip ir taip, bet nėra tokio nusileidimo ir klausimo, kas man iš tikrųjų tai yra. Kas iš tikrųjų iškyla, koks tai tikras mano jausmas. Tai va šitoje vietoje yra sunkiau dabar, nes reikia labai, kai žmonės šneka, reikia praktiškai kas sakinį stabdyti ir klausti. Tai ką tau tai reiškia, tavo gyvenime ką tai reiškia, ne, kaip tai išsireiškia. Ir kitas dalykas, porų santykiuose, tai akivaizdu yra, kad labai dažnai psichologija yra naudojama kaip maskuotė arba kaip tam tikra agresijos forma. Aš žinau, aš paskaičiau, aš jau čia apie tave viską žinau, tavo mama tokia, tai tu čia dėl to... Užsidengia, ar ne? Taip, ir tada net nepastebim, kad už tos psichologijos yra toksai galios žaidimas, kad aš to paaiškinsiu, kaip tu čia turi pasikeisti ir aš tave išanalizuosiu ir tu dabar pasikeis dėl to, kad aš noriu, kad tu ten man būtum patogus ir patogi. Ir kadangi tai yra psichologija, toks šventas dabar reikalas, tai atrodo, kad čia, žinai, turi galios. Tai va šitoj vietai, irgi yra tas dalykas, kad labai sunku žmonės pervesti tokį žmogišką tikrą santykį. Bet poros visada žaidžia dėl galios ir įtakos. Ne visada. Tai, ką aš matau. Dažnai. Bet turbūt mes, kai šnekam apie psichologinius dalykus, tai turbūt yra labai pavojinga sakyti visada, kad tų istorijų yra. Bet santykiuose vienaip ar kitaip visada kažkas dominuoja. Aš taip turiu tokį įspūdį. Ir jeigu trūksta sąmoningumo, atsiranda galios žaidimai, apie kuriuos jūs kalbat. Mums kaip žmonėm yra svarbu patirti savo galėjimą. Ir santykiuose mes tikrinamės, kiek aš galiu paveikti kitą. Kiek aš turiu erdvės, kiek mano poreikiai yra svarbus. Tai čia toksai dažna dinamika pačiuose santykiuose. Jeigu mes įsivaizduojam, kad esam mieli ir pūkuoti ir labai mylintis, tai yra labai sunku suvokti, kad tu turi tą pusę, kuri nori galios ir kartais naudojasi tą galę per aplinkui. Tai ar santuoka validi šiais laikais ir ką psichologiškai porai lemia? Ar reikia jos? Čia vėl, aš kažkaip nenorėčiau sakyti, ar reikia ar nereikia, čia turbūt kiekvieno žmogaus asmeninis santykis, santuoka yra toks tik tai terminas, ne? Ką man reiškia ta santuoka, tai jau yra kiekvieno žmogaus asmeninis santykis su pačiu žodžiu ir pačiu ritualu. Ką aš galiu papasakoti apie poras, kur aš matau, kad iš esmės mes truputį nuvertinam tą santuokos ritualą ar tą santuokos instituciją, ne? Dėl to, kad labai dažnai mes galvojam, kad tai čia pasirašysi popierius, tai
tipo, tai kam čia reikia pasirašinėtų popierių, čia, žodžiu, visiems pareikšti, kad jau mes čia turim tą bendrą pavardę, ten galima nesikeistos pavardės, ne? Bet mes užmirštam šitą dalyką, kad ritualas, ne, toksai veiksmas, kuris turi kažkokią gilesnę prasmę, jisai kažką daro su mūsų psichika. Ir ypatingai iš moterų šitą dažniau girdžiu, bet turbūt ir vyram yra, kad mums yra svarbu tos šventės ar to ritualo, kur mes vienas kitam pasakom, kad aš sutinku su tavim būti ir džiaugsme, ir kančioj. Ir va šitas elementas yra labai, nors sakyti, missing, ne, angliškai, jo trūksta labai mūsų visuomenė. Dėl to, tą antrą dalį labai pamirštam. Taip, dėl to, kad kai prasideda gyvenimas, kai prasideda klausimas vaikų, ar jie gimsta, ne, ar mes turim kažkokią, nežinau, iššūkius, ten prarandi darbą, liga kažkokią dar, visą laiką yra klausimas, ar tu būsi su manim, kai man bus sunku, ar kai mum bus sunku, ar kai mes susidursim su kažkokiu tai iššūkiu. Ir tas santuokos ritualas, jisai labai dažnai, tai nereiškia, kad jeigu mes susituokėme, ne, kad ten niekada gyvenime neišsiskirs, bet jisai vis tiek duoda tokio kažkokio tai aiškumo, ne, kad tas žodis yra ištartas, kad tas įsipareigojimas yra. Dėl to, kad mes nebežinom, kaip laikyti pačią santuoką viduj. Ir kadangi santykis yra labai dinamiškas dalykas ir išgyvena begalės etapų ir ten daug visokiausių pokyčių, krizių, ne, ir visokių kitų dalykų, dėl ko jis yra gyvas ir dėl ko mes galim 50 metų gyventi kartu ir vis dar būti vienas kitam įdomus, nes mes praėjom visokius dalykus. Bet kai mes praeinam, mes turim žinot, kas mus laiko. Ir tas įsipareigojimas yra vienas iš tų elementų, kuris gali padėti laikyti. Nes kitaip, jeigu mes nesusituokę, ir pavyzdžiui, aš turiu porų ir kai dirbu su specialistais, kurie dirba, sakykime, su nevaisingom porom, yra tas mistinis dalykas kartais, kad pavyzdžiui, kai pora negali susilaukti vaikų, jie susituokia ir jie susilaukia vaikų. Čia apie saugumą, ar ne? Ir manoma, kad čia iš tikrųjų dalis moterų tiesiog kūnas neprileidžia tą vaiką dėl to, kad yra nesaugu. Neaišku, ta prasme, jeigu mes tik draugam ir tu bet kada gali trinkti durim, kaip tame santykė man turėti vaiką, kur aš žinau, kad aš ten būsiu, nežinau, susivėlus, nesiprausus, man ten viskas skaudės, nemiegojus, ir tu nemiegojus, ir tu netrinksi durim ir neišeis, sakysim, man sunku. Ir tai yra, toks visiškai pasąmoninis dalykas, kuris vyksta. Bet ar ta santuoka, tas įsipareigojimas padeda poroje išlikti ilgiau? Kaip jūs manot? Padeda tom porom, kurios iš tikrųjų tą santuoką priima, nes, vėlgi, ne, mes galim, nežinau, nueiti į bažnyčią, sakykime, ne, nežinau, kol toks pavyzdys iškilo, nueiti į bažnyčią, tiesiog joje atsėdėti. Ir galim nueiti į bažnyčią ir patirti kažką, ne? Tai ar čia apie vidinę motyvaciją, ar ne? Ar čia apie vidinį santykį, tai ar ta bažnyčia, ne, kažką daro su žmonėm ar ne, vieniem daro, kitiem nedaro, ne, net mes galim būti netikintis, sakykime, ne krikščionis, ne, bet kartais yra žmonės, sako, aš einu į bažnyčią ir aš jaučiu, kad tai yra kažkokia kita erdvė. Tu darai duris, išeini į gatvę ir galvoji, oi, palauk, čia pasaulis vyksta, ne, bet yra žmonių, kuriems to nedaro bažnyčia. Ir čia, ar bažnyčia turi tą galią padaryti? Taip, jinai turi, bet ir iš mūsų yra svarbu, kad mes turėtume tą santykį. Tai man atrodo, kad su pačia santuoka lygiai yra tas pats. Tai tavo gali būti vidinė bažnyčia, ar ne, šeima? Taip, tu gali įeiti į šitą ir suvokti, ką tu darai ir įsipareigoti iš tikrųjų ir viduj savo, arba tu gali atlikti tą formalumą dėl to, kad reikia, dėl to, kad visiems bus ramu ir ten giminės bus ramus ir ten, nežinau, antra pusė bus rami, ne, bet nepadaryti to veiksmo savo viduj ir tada jinai neturės tos prasmės. O aš noriu paliesti tokią ir skaudžią pusę, ar ne? Yra dvi tokios skaudžios temos. Viena yra smurtas šeimoje. Kaip jūs manot, ar po smurtinių santykių įmanomas taisyti santykius ir smurtas nepasikartos? Čia yra toks labai ribinis dalykas, bet mes kartais kalbėdami tik apie pozityvus dalykus, aš noriu paliesti ir tą užribį. Priklauso, koks tas smurtas buvo ir kokia ta smurto dinamika buvo. O smurtas nėra tiesiog smurtas? Jis yra smurtas, bet klausimas yra, kas yra po apačia, kas tenais vyksta. Ir aš tikrai turiu porų, kurie išlipa iš smurto dėl to, kad jie abu smurtavo šitame santykyje. Bet aš turiu omeny fizinį smurtą. Taip. Kai yra, tikrai jau tas tikras smurtas, kur vieno ir smurtas ar priklausomybė, ne, daug visokiausių dalykų dažniausiai tenais. Smurtas nebūna, ar ne? Vienas neina? Vienas neina.
Tai, dažniausiai, jis tai gali būti tiesiog kaip smurtas. Tai tikrai, kadangi santykis yra susijęs su pasitikėjimu ir mums apskritai yra sunku pasitikėti santykiuose, net jeigu viskas yra gerai, labai daug yra nepasitikėjimo santykiuose. Pasme, mano darbe, kai aš dirbu su porom, tai šita tema yra turbūt viena iš tų top temų, kur mes labai nepasitikim santykių. O iš kur tai kyla? Iš baimės, mes saugom save. Mes saugom save dėl to, kad jeigu aš galvosiu apie blogesnį scenarijų, tai mano psichika sako, kad tada manęs nenustebins ir neužgaus. Jeigu aš galvosiu, kad tu man iš tikrųjų meluoji, tai jeigu iš tikrųjų tu man meluoji, tai man atrodo, kad mažiau skaudės. Ir tada aš visą laiką lipu į tą pusę, kad ir pavyzdžiui, kai sėdi žmonės vienas su kitu ir ten terapijoje ir šnekas ir vienas sako, žinai, aš iš tikrųjų nenorėjau pasakyti, tai kaip tu supratai, aš norėjau pasakyti antrą lelelelelę. Ir tas sako, ne. Tu norėjai pasakyti šitą. Ir aš sakau, tai tu nepasitikė tuo, ką sako dabar žmogus. Tai mes tokiais mikro variantais nepasitikim. Tai grįžtant prie tų smurtinių santykių, tai tikrai nemaža dalis negali pereiti į tą tikrą santykį. Dėl to, kad kaip tu gali pasitikėti žmogum, kuris tave skriaudė, arba kuris leido savo kažkokiai, tai nežinau, tamsiai, agresyviai daliai išsirepilti santykiuose. Tai šitoj vietoj sukurti tą saugumo jausmą kartais yra tiesiog neįmanoma. Ir čia aišku, kad labai dažnai ir tokia psichoterapinė prasme, jie retai ateina kartu į terapiją. Labai dažnai daugiau tai yra individuali terapija dėl to, kad kitas žmogus nenori prisijungti, nenori arba keistis. Arba jau po, ar ne, visko susidėliot lentynėlės. Taip. Tai tikrai labai yra sudėtingas kelias. Aš esu mačius tokių, sakyčiau, gražių ir gerų istorijų, bet jie bazę turėjo tai, kad jie pamatė, kad jie abudu tą darė vienas su kitu vienokiam ar kitokiam formom. Ir kad iš to, kai mes pradedam lipti kartu, yra tas bendrumo jausmas ir tas mokymasis ir per tai ateina tas ryšys, kad mes kartu bandom išlipti, nes mes abudu turim tą agresyvę pusę. Bet jeigu tai yra iš vienos pusės, yra labai sudėtinga šitoje vietoje atkurti tą pasitikėjimą ir praktiškai, retais atvejais turbūt aš nesu susidūrus, kad taip jau viskas ten paskui būtų ramu, gera ir gražu ir tu galvotum, kad niekada taip nebus, kad vėl prigers ir grįš ir muš. O dar kita mūsų šešėlinė tema yra neištikimybė. Jos yra labai daug paslėptos, ar ne? Ir aš ne pirmą kartą laidoje užduodu klausimą, kad jeigu statistika rodo, kad virš 90% porų yra neištikimų, tai ar tą reikėtų priimti kaip normą? Tarsi visi tai daro, bet slepia ir legalizuoja. Kaip į tą žiūrėti? Ar mes apsimetame, kad to nėra? Tai kad mes apsimetam, kad to nėra. Ir yra žmonės, šiaip žmogaus psichika yra tokia labai nuostabi, jinai moka viską suskaldyti, apdėlioti ir legalizuoti, racionalizuoti, žodžiu. Ir labai dažnai būna žmonių, kurie neištikimi, jie sako, bet aš ten laimingesnis esu santykyje, jau tam santokoj, kai turiu ten kitą tą santykį. Ir va čia toksai yra argumentas. Bet čia vėl turbūt yra klausimas, kas yra šis. Ar šis yra mano laimė, ar šis yra santykis ir ryšys. Dėl to, kad tai yra melo elementas. Tai faktas, kad kai mes meluojam, kažką tai daro su mūsų santykiu. Ir labai dažnai šiti žmonės, kurie eina į tą melą, jie ir patys jaučia, jie ir patys negali pasitikėti dėl to, kad sako, tai aišku, kad visi meluoja. Ir iš šitos pozicijos tu niekad negali išjudėti į tikrą gyvą santykį. Neištikimybė turi įvairiausių priežasčių, dėl ko jinai ištinka. Ir mes dažnai galvojam, kad neištikimybė rodo, kad kažkas yra negerai su santykiu. Ne visada taip yra. Nes tas įsimylėjimas yra dar vienas tas fainas patyrimas, kurio, kai mes galvom, kad mes visi verti esam būti laimingi, džiaugsmingi ir visą laiką tas gyvenimas ryškiom spalvom turi būti, tai tas įsimylėjimas labai viliojantis dalykas, dėl to, kad tu gyveni, 20 metų su savo žmona, kuri tokia pati, iš esmės, tas pats žmogus, Ir staiga turi kažką, tai kas yra nuotykis, kas yra paslėpta, kas yra toksai, tos endorfinai, ir visi kiti hormonai, kurie tenai susiję, jie duoda tą tokį fainą excitementą, kurio mes
labai ieškom šiais laikais. Ir kas yra, nu va čia galima pritemti dar prie vieno tokio skaudulio mūsų visuomeniai, kad tie telefonai, kuriuos mes dabar turime, ne, jie labai veikia santykių dėl to, kad mes esam, nu mes žinom, kad, pavyzdžiui, pornografijos žiūrėjimas sumažina pasitenkinimą realių mylėjimuose, dėl to, kad pornografija yra tiek išryškinta ir suintensyvėta, kad mes nubunkam, ne? Ir tada tas realus mylėjimas, jis, nu toks, nu ne taip kabina, ne taip exciting ten viskas yra. Tai čia lygiai tas pats, kai mes visą laiką esam, sėdim telefone iš esmės ir mes dabar visi turim pripažinti, kad čia yra didžiulė masinė priklausomybė telefonams. Jie nuolatos stimuliuoja mūsų tą poreikį kažką ypatingo, žavingo ir mes matom, kad kiti žmonės ten žavingai, įdomiai gyvena, ne, nes nurilsus, tai mes darom, kai kažkas įdomu, ne šiaip, kad ten, nežinau, bulvę kapoj lėkštutį. Tai tada va, tas gyvenimas, kuris yra su tuo vienu žmogumi, jis tai toksai, pasidaro, nublanksta, nes tu nesėdi ir nežiūri savo žmoną, galvoji, kaip fainai, kad 20 metų ir yra su manim. Galvoji, ką čia nuveikti, ką čia padaryti, ne? Ir tada tas įsimylėjimas, jisai duoda tokio naujo impulsų. Kitas dalykas, su kiekvienu santykiu mes save patiriam kitaip. Ir įsimylėjimo metu tu turi kitą žmogų, su kuriuo gali pamatyti save kitaip, ne, ar kitokia būti. Ir tas irgi yra labai viliojanti patirtis. Dėl to mūsų visuomenė yra, žiauriai sudėtinga neįkristi šitą, nes tai yra tikrai labai, labai viliojantis dalykas, ne, ir jisai labai prieinamas, ta prasme, suorganizuoti šitą dabar darosi labai labai paprasta. Tai nereiškia, kad tau tenais, tau turi savo telefoną, tau nereikia ten į namus, kad kažkas skambintų, ne, ir gatvėje medžioti, ar ne? Jo, nors tas prieinamumas jis irgi yra labai labai didelis. Ir šitoje vietoje, tikrai vėlgi, ne, yra labai svarbu, kaip žmogus suvokia, apie ką jo yra gyvenimas ir kas yra ta vertybinė šis to žmogaus. Nes tik tai gali padėti tau neįkristi kažkokius dalykus, kurie tuo metu atrodo faini, bet gyvenimo kontekste jie kažką pradeda griauti. Nes mes norim greito apdovanojimo, čia yra greitas apdovanojimas. Tie ilgi apdovanojimai, kurie yra tokie sunkesni, jie mūsų nevilioja. Mes norim būti laimingi šiandien, va šią sekundę, dabar norim būti laimingi. Ir dėl to mes daug griaunam ir dėl to mes labai vargstam iš tikrųjų. Jeigu bent viena šio kanalo laida buvo verta jūsų laiko, atsilyginkite vienu paspaudimu. Prenumeruokite kanalą. Jums tai nieko nekainuoja, o mums tai milžiniška parama. Kuo didesniu tampa šis kanalas, tuo daugiau galimybių pasikviesti dar didesnius ir ryškesnius pašnekovus. O YouTube algoritmai laidas parodo platesniai auditorijai. Ačiū, kad padedate sąmoningumo bendruomeniai Lietuvoje augti. Mes gyvenam tokiam milžiniškam komforte kaip niekad, bet stokojam vidinio laimingumo. Arba aš turiu klaidingą įspūdį. Kaip jūs manot, kodėl? Mes praradę esam prasmės jausmą. Mes sumaišom tą tokį džiaugsmą gilų savo gyvenimu su tuo trumpalaikiu laimės patyrimu čia ir dabar, malonumo patyrimu. Mes daugiau ieškom malonumo negu tos tikros laimės. Mes sumaišėm šitos dalykus ir mes labai dažnai nereflektuojam, kas tai yra, kuo jie skiriasi. Ir dėl to mūsų visuomenė, kadangi mūsų dėmesys ir šitas poreikis patirti malonumą yra labai paklausi prekė dabar, nes tai yra prekiauja, tuo yra prekiaujama iš esmės. Mus nuolatos gaudo, ne, mes visi patiriam tą jau, turbūt visi patyrę esam, kad, nežinau, ten ateini pasižiūrėti Messengerį, adreso, ne, kur man šiandien važiuoti. Ir jau žiūriu, aš jau ten kažkokiam čate, kažkokia info, kažkas ten yra, aš jau tenais, jau pala, ko aš įsijungiau tą telefoną. Tai nuolat tavo dėmesys yra ištisai traukiamas. Dėl to, kad tai yra dabar prekė ir dėl to mums yra labai sunku mūsų visuomeniai nenusinešti su šitu. Tai o laimingumo, kodėl dėl to vidinio stokojam? Tarsi tiek malonumo gaunam. Labai toks paprastas atsakymas tai būtų, kad pasimėgavimą maistu užmuša užkandžiavimas. Jeigu tu visą dieną užkandžiauji, tai tu vakarienę nesidžiaugsi.
Nėra alkio? Ne, nėra alkio. Tam, kad mes patirtume kažkokį tai jausmą, mes turim patirti tą kažką kitą, ne, kas yra ne šitas jausmas. Mes turim patirti tos tuštumos, mes turim patirti ilgesį, santykiuose. Sako, nėra aistros. Dėl to, kad nėra to ilgesio, nėra laukimo. O kaip jį sukurti? Įmanoma atgaivinti aistrą? Aistrą kuria kas, ne? Tai aistros pagrindiniai komponentai tai yra, kad turi būti saugu ir tuo pačiu kažkas nauja. Tas kažkas nauja yra komplikuotas dalykas, kai tu esi nuolatos santykyje. Dėl to, kad tas kažkas nauja atsiras tikėtina ne dėl to, kad nusipirkai naujų žaisliukų ar tenais, nežinau, pakeitei vietą ar dar ten kažką tai sugalvojai įdomu, bet nuo to, kokioj tu būsenoj viduje esi. Ne, vat, pavyzdžiui, nežinau, aš geriu kavą kiekvieną rytą. Tai yra vienas iš mano mylimiausių momentų ir mano ritualų, ta rytinė kava. Aš dėl jos galiu atsikelti labai anksti. Jeigu aš tenais, nežinau, skrolinčiau per tą kavą, jinai tikrai prarastų tą skonį, bet jeigu aš sėdžiu tyloj, tuštumoj ir geriu tą kavą, jinai kiekvieną rytą man yra žiauriai skani. Bet naujumo tai ten nėra? Yra, dėl to, kad tas čia ir dabar nuolat keičiasi, ne? Mes galim patirti naujumą dėl to, kad mes įsisąmoninam čia ir dabar. Vat mes galim valgyti šokoladą, tas pats šokoladas, bet jeigu aš duodu savo užduotį, kad va dabar šitą gabaliuką aš sėdėsiu burną ir aš iš tikrųjų pabandysiu pajausti tą skonį, jisai bus naujas. Jisai bus tas pats, bet jis duos čia ir dabar va tą jausmą, kad aš iš tikrųjų jį patiriu. Ir tą patyrimo jausmą aistroj mums būtina, kaip būtina. Tai yra vienas iš svarbiausių komponentų, ko mes nepadarom. Dėl to, kad kai aš, nežinau, liečiu kitą žmogų, mane liečia, ne, mes, kadangi nuolatos esam tokiam rūke, visą laiką visko darom, viskas čia greitai ir visa kita, mes norim, kad kitas žmogus mums duotų tą patyrimą, ištemtų, kaip rilsas, neįtrauktų kažkur, tai ten filmas koksai galingas. Ir kai tas pats žmogus ir tas pats žmogus, tai visą laiką nubukina. Bet kai aš esu santykis su savim ir aš iš tikrųjų leidžiu patirti šitą momentą, tame patyrime atsiranda kažkoksai tas naujumo elementas, kuris kuria aistrą. Mes šito nemokam dėl to, kad mes sutapatinam įsimylėjimo aistrą su ilgalaikio gyvenimo aistra. Dėl to, kad kai tu įsimyli, tau nereikia šito organizuoti. Ta prasme, pamatei. Hormonai. Jau yra jausmas, ne? Kai tu daug metų esi kartu, tas jausmas jisai labai priklauso nuo to, kokioj būsenoj aš esu su savim. Ir čia yra labai daug dalykų, ne? Kaip aš esu su savo kūnu, kaip aš apskritai, kiek aš turiu erdvės savo gyvenime taip nurimti ir pajausti save, ne? Jeigu tu visą dieną nejauti savo kūno ir jis tai ten pervargus, neprivalgius, ne, ten tikrai yra labai sunku, kad tas vyras taip žavingai atrodo. Tai pirma yra santykis su savim. O kokie yra mūsų patarimai? Dažniausiai važiuokit atostogų, pakeiskit lokaciją. Toks, ne, iš tų populiarios psichologijos. Jie veikia. Bet kodėl mes atostogose, ir čia tipinis yra dalykas, atostogose, dėl to, kad mes atostogose nustojam bėgioti ir leidžiam savo patirti. Kai tu, nežinau, eini gatve, tai tu eini gatve ir galvoji 110 minčių. Kai tu žinai, kad tai yra atostogos ir tu eini, nežinau, Venecijos gatve, tai tu sakai, čia atostogos, aš dabar patirsiu visą šitą. Ir kažkas su mumis atsitinka, nes mes grįžtame čia ir dabar momentą, ir mes pradedam save patirti, mes skaniai pavalgom, mes išsimiegam, ne, ir staiga pradedi jausti, kad tas vyras nieko nepasikeitė per atostogas, ne, jisai yra tas pats vyras. Bet tu pradedi jausti, kad atsiranda ta aistra, bet tai nėra tai, kad atostogos šitą padaro. Padaro tai, kaip mes būnam, ir mes nemokam, labai dažnai mes nemokam su savim būti, ne? Mes norim dažniausiai čia daugiau atgal, bet ir vyram yra šitų, tik tai moteris labiau gal apie tai šneka, kad, nežinau, po vaikų gimimo, ne, tas kūnas pasikeitęs, tu jautiesi ten stora, krūtis netokios, dar kažkas, ne, tu nerandi santykio su savim ir tu nori, kad grįžtų tas jausmas, nes įsimylėjime būna tas, kai tas žavingas jaunuolis į tave žiūri, tai tu, wow, jautiesi žiauriai fainai, ir žiauriai graži, ir galvo, mane mato, aš esu žiauriai graži, bet ant šito negali išsilaikyti 50 metų santykis, kad kitas mane maitintų tame, kad aš esu faina, aš turiu atrasti su savim jausmą. Ir tikrai mes, pavyzdžiui, vakar važiavau mašina ir taip, kažkaip pro langą eina mergina, kokia, nežinau, 25 metų, apsirengus taip labai paprastai, bet jinai eina ir šypsosi.
ir tom plaukus, aš net pažiūrėjau, ar aplink, jinai tiesiog ir kaifuoja. Ir tai buvo toks gražus vaizdas, kur supranti, kad aš būčiau vyras, tikrai atkreipčiau ją dėmesį. Nors nieko ten, nieko ypatingo, paprastas žmogus, bet mes reaguojam, kaip tas žmogus jaučiasi su savimi. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten terapijoje, kai dirbi su žmonėm, paprašai iškelti vaizdinį, kas yra ta seksuali moteris, ar ten ta moteris, kuri geram santykiui yra su aistra. Mes iš tikrųjų tai įsivaizduojam tą pasitikinčią savim moterį, kuri gerai jaučiasi su savimi. Tai žmonės būseną pasakoja, ne rūbų spalva. Taip, tai yra santykis su savimi. Ir šitoj vietoj, kadangi mes vis norim, kad kažkas kitas mums padarytų su mumis kažką, tai ilgalaikiuose santykiuose mes pradedam reikalauti, kad tas, nežinau, vyras mus ten girtų, kitų kokia graži, pastebėtų, ten kažkaip tai padarytų visą tą procesą ypatingą. Nes mes stokojam vidinės ašies, ar ne, kažkokios savivertės, pasitikėjimo, aš taip girdžiu. Tai čia vienas elementas, čia nėra vienintelis elementas, bet čia yra vienas elementas, kuris, man atrodo, apie kurį mes mažiausiai šnekam ir prie kurio yra sunkiausiai prieiti. Nes mes tokie alkani, mes laiką norim, kad ta aplinka, pasaulis kažką su mumis padarytų, o čia reikia su savimi, kažkaip tai reikia, kaip tame kūne savo pasijausti gerai. Čia toks lengviau būtų, kad kažkas kitas padarytų. Taip. Kitas dalykas yra tai, kad mes santykiuose tas aistros elementas tai nėra mylėjimas. Mylėjimas yra tik taip, ten viršūnėlė, tai yra išraiška kažko. Mes pamirštam, kad aistra yra tokia energija, kurios negali priversti ateiti, bet tu ją gali prisikviesti. Ir tas kvietimas yra visos dienos reikalas, čia tas juokelis, kur savo, kad moters preliudija yra 24 valandos iki, Dėl to, kad šitoj vietoj mes turim užauginti tą pagrindą, ant kurio norėtųsi prisileisti kitą žmogų, norėtųsi įeiti tą santykį. Ir jeigu, pavyzdžiui, nežinau, nors tipiškai sakyti, bet čia iš abiejų pusių labai dažnai būna, kad, ten sėdžiu ant sofos, skrolinu, atsisuku, nori? Ir jis sako, ne. Kodėl? Tai jinai su manim nesimyli. Kadangi mes pradedam šnekėti apie moterų seksualumą, aistringumą, kas anksčiau nebuvo tema ir tikrai buvo uždaryta tema ir tikrai daug moterų niekada nepatirdavo orgazmo, niekada nepatirdavo malonumo. Mes pradedam suprasti, kad šiaip tai moteris yra sutverta patirtą malonumą. Tada klausimas yra, kaip tą patirti, Ir mes kaip visuomenė ir jau nusileidusi porų santykius nelabai suprantam, kaip tas mechanizmas veikia, dėl to, kad vyrų psichologija ir fiziologija šitoje vietoje veikia kitaip negu moterų. Vyram nereikia tos ilgos preliudės. Kai kuriems reikia, bet iš esmės labai dažnai jie gali įsitraukti tą veiklą, paskrolinę, O tas laukas, yra tai, ką moteris pradeda fiksuoti. Bet kiek tu mane pamatai ryte prie kavos, Ar tu praeini? Bet tai va čia yra atsakymas. Vyram daug paprašiau tada susimedžioti telefonę, kur bus iš karto norės. Taip, ir moterim lengviau susimedžioti telefoną. Taip, dėl to, kad mes labai dažnai, sakykime, jeigu žiūrėti holivudinius filmus, tai jie, tą mylėjimąsi, aistrą visą laiką rodo per tokį, kad jeigu aš kitą žmogų myliu, tai aš jo noriu, manyje yra tas noras, automatiškai. Kas visą laiką būna santykių pradžioje, tas yra tiesiog noras. Labai dažnai, pavyzdžiui, jau ilgalaikiuose santykiuose, ypatingai po vaikų gimimo, mes matom pagal tyrimus, kad moterim dažniau būna ne tas savaiminis įsimylėjimas, bet jisai būna tas, kuris yra išprovokuojamas. Tai reiškia, kad jinai nori, bet reikia ją prisitraukti, prisikviesti, sugeneruoti joje tą jausmą. Ir tada labai dažnai, jeigu pora įsivaizduoja, kad jeigu jie myli, tai jie turi norėti, o jeigu to noro nėra, tai čia kažkas yra negerai, jie nemoka to jausmo suorganizuoti, prisikviesti, kažką tai padaryti. O jeigu myli, gali nenorėti? Taip, gali. Taip, gali. Dėl to, kad meilė yra tokia platis sąvoka, kurioje ta aistra yra tik tai dalis, elementas. Ir kadangi čia yra labai daug kūno, čia yra papildomai tam tikrų sąlygų, arba tam tikrų dalykų. Sakykime, būna moteriam ar nėštumo metu, ar po gimdymo, būna tas,
tu tikrai myli, bet tu tikrai nenori prisileisti prie savęs, dėl to, kad tavo kūnas išgyveno, tokį grandiozinį dalyką, tave vis dar čiupinėja, liečia, ir tu visą laiką esi tame fizinėme santykiu ir tu nori, kad... Moterim tai taip, ypač su kūdikiais, nes tu privatumo niekada neturi. Taip, visą laiką, net tualete neturiu. Tai, o seksualumas vyrų. Ar ne, su moterim tai kaip ir aišku, net legalizuot gali. Taip. Bet seksualumas arba poreikis mažėja ir vyrų tarpe. Kokia to priežastis? Mažėja turbūt dėl to, kad mes, vienas dalykas tai yra labai natūralu ir normalu, kad po gimdymo, kai vaikai yra maži, kad to seksualinio santykio bus mažiau. Viena iš pagrindinių dalykų yra miegas. Ta prasme, vienas dalykas, jūs niekada nesat vieni. Antras dalykas, jūs įkrentat į tėčio mamos rolę, kurie nėra seksi. Ta prasme, taip. Ten yra reikalų dėl to, kad moteris, kai yra mama, jos psichologija visą laiką yra kaip duoti kitam. Kai mes mylimės, mums reikia leisti savo patirti. Ir čia yra tas mechanizmas, kuris nepersijungia dėl to, kad tu visą laiką galvoji, kaip kažkam duoti. Ir dėl to moteris po gimdymo seksualinį santykį priima kaip dar vieną darbą ir davimą. Ir tada, nes nesinori nieko duoti, norisi, kad kažkas mane pamaitintų, bet nieko aš nebenoriu duoti. Labai fainai, jeigu liečia, bet nereikalauk iš manęs nieko. Masažas ir miegot. Taip. Kas būna kartais sudėtingai, vyram. Tai vyram irgi yra šitas momentas, kad vienas dalykas mes matom, kad testosterono sumažėja, kai gimsta vaikai, ir čia manoma yra, kad gamtos sutverta, kad jie neitų toliau medžioti, o išliktų santykį ir saugotų vaiką. Oksitocino yra daugiau, tai reiškia to tokio jautresnio hormono. Jūs esat neišsimiegoję, jūs išgyveno didžiulę transformaciją santykiuose, asmeniniam lygmenyje, socialiniam lygmenyje, jūs išgyvenant buitį, jūs išgyvenat didžiulį pokytį, dėl to, kad viskas pasikeičia. Tai visam šitam tokiam košelėnoje, turėti erdvės tam stabtelti, įsisąmoninti, patirti, tikrai yra mažiau. Problema būna tada ir ypatingai būna tom porom, kurios, jeigu pavyzdžiui, ir čia dažniau būna iš vyrų pusės, jeigu jie santyki tokį intimų, tikrą emocinį sugeba patirti tik tai mylėjimosi būdu. Ir kitaip nesigauna. Tada jiems yra labai sunku būti santykėje, nes jie nesupranta, kaip kitaip galima būti ryšyje. Jiem intimumas iš esmės lygybė ženklas su seksualiniu santykiu, ar ne? Ir kadangi tai yra vienas kanalas, kuris šitam laikotarpį toks būna, toks su klaustuku, yra labai labai sunku šitam laikotarpį išbūti, nes jie tada pradeda, kas, man atrodo, yra nuostabi technika. Aš laiką man tai juoką kelia tą techniką, kai pradeda reikalauti iš moters. Kodėl tu nesimyli? Kodėl tu manęs nenori? Ir tada, jeigu neduosi, aš ten susirasiu pramogo. Aš taip negirdžiu savo darbę, bet moteris dažniau turi šitą baimę, kad taip atsitiks. Bet tas klausimas, yra toks. Dažnai, kai atsuki ir sakai, kaip tu jauti? Ar nuo to, kai tu paklausai tą klausimą, joje iškyla toks, tiksliai, taigi aš tavęs noriu. Bet yra kita dalis, kur moteris manipuliuoja šito dalyku. Kuria prasme? Lova. Kad jeigu tu nedarysi to, tai aš neduosiu. Mainai tam tikri. Jeigu pora gyvena mainų santykiuose, tai taip, turbūt galima šitu ir manipuliuoti. Jeigu moteris turi tokį santykį su savo kūnu ir su aistra, tai taip galima. Aš kitaip paklausiu. Tikėtina, kad vyras, kuriam intimumas ir meilė jisai sieja su lovos reikalais, su tokia moterim ir susidės, kuri daro mainus. Mes juk intuityviai jaučiam, su kuo mes... Nebūtinai. Ne, ar ne? Ne, tikrai nebūtinai. Labai dažnai šitas elementas pasimato po vaiko gimimo. Iki to jisai nesimato ir nesijaučia. Dėl to, kad yra visokiausių būdų, kaip tą apeiti, kompensuoti, moteris daug padaro dalykų ir kai jinai nukreipia savo visą dėmesį ir resursą į vaiką, tada pasimato, kiek mes esam to lygiam santykiam emociniam lygmenį vienas su kitu. Dėl to, kad labai dažnai pasimato, sakykime, ateina pas mane pora ir sako, gimus vaikui, jis niekada neklausia, kaip aš jaučiuosi. Ir aš sakau, ar jisai iki vaikų klausia? Ne, bet tai nebuvo problema. Dėl to, kad aš turėjau daug resursų, aš šiaip esu, pavyzdžiui, tenais šnekienė kaip moteris, ir aš ten pasakydavau, papasakodavau, žodžiu, mes ten pavalgiau ir viskas buvo gerai, nes to nesimatė. Bet kai aš dabar visą dieną sėdžiu su vaiku ir man smegenis jau ten išvarvėjusios ir aš tiesiog noriu, kad kas nors manim pasirūpintų, aš atsisuku į jį.
o jisai niekada šito nėra daręs, jisai nežino, kaip tą daryti, nes anksčiau buvo kita dinamika. Ir tada labai skauda šitoj vietoj. Tai tas žaidimas, ane, ir manipuliavimas, ar tenais, pavyzdžiui, susidėliojimas, kad vienam labai svarbu, tai kitas to žaidžia, tai jis nebūtinai turi būti, jisai gali išlysti vėliau, ane, kai vaikų susilaukiam. Kad mes manipuliuojam vienas kitu, tai jo, ta prasme, kad mes labai skaudžiai einam į tą mainų programą, kaip aš sakau, tai labai dažnai čia ne tik, tai čia yra su finansais, su darbais, su viskuo mes šitus dalykus darom. Jeigu tu man, tai aš tau, ne, ir šita dinamika labai sužeidžia patį santykį. Nors jisai logiškai atrodo, kad čia tas 50-50, ne, yra labai, labai patraukli teorija, bet jinai neveikia realiam gyvenime. Tai veikia, verslo santykiai nėra poros santykiai. Aš turėjau šią savaitę ne vieną porą, kurie puikus yra verslininkai ir mes ten taip, gražiai pasijuokiam, kad taip kaip tu esi darbe, tai tie patys mechanizmai neveikia santykiuose. Dėl to, kad santykiuose, jeigu jūs norit gyventi kaip partneriai, tai tada taip, susidėlioja kaip kambariokai, ne, susidėlioja ten, kas valgyt perka, kas, žodžiu, visus reikalus. Ir tada atrodo labai viskas gerai. Bet jeigu mes norim ryšio, ne, mums yra labai svarbu tas, nuo ko mes ir pradėjom, nuo pasitikėjimo vienas kitų, nuo jausmo, kad mes esam kartu. Tai reiškia, kad mes kuriam kažką bendrą. Ir tik mes pradedam traukti savo pusę ir sakyti, aš tau neduosiu, tu man davei, tai aš tau duosiu, mes šitą sulaužom jausmą ir mes jį permetam iš karto į tą mainų programą, kuri neduoda to jausmo, kad tai yra mes, nes tada yra tu ir aš. Ir mes tada dėliojamės ir mes bandom sukurti santykį. Ir šita sistema mes yra žiauriai jautri, nes kai aš duodu, yra labai nesaugi teritorija, dėl to, kad tu visą laiką rizikuoji, kad kitas išnaudos, ane, arba pradės manipuliuoti tuo, kad aš duodu. Labai dažnai aš girdžiu žmonės, kurie sako, tai jeigu aš ją ten, nežinau, išleisiu vakare, tai paskui jinai visus vakarus norės vaikščioti. Už to yra ta baimė, kad jeigu aš duosiu, tas kitas pasiims ir sakys, duok dar. Ir mes turim vėl tą labai didžiulį nepasitikėjimą. Ir dėl to, kad mes nepasitikim ir mums yra baisu, mes pradedam sakyti, gerai, aš tau šiandien duosiu, bet tai tada rytoj tu man duok. Ir kai yra, sakykime, kai nėra vaikų, ne, yra labai paprasta, nežinau. Mašina nepraėjo techninės. Taip, mašina nepraėjo techninės. Jinai gali stovėti. Ta prasme, nieko ten tokio baisaus neatsitiks, ne, neturėsit mašinos. Viskas. Kai tu turi vaiką, jau nebegali šito daryti, nes jeigu vienas neneša, kitas turi nešti, tu negali palikti vaiko, tu negali sakyti, tai vis abudu išeinam, ne? Ir va šitoj vietoje tada, kai gimsta vaikai, labai pradeda matytis, kiek mes mokam išlaikyti tą mes, kiek mes pasitikim, kiek mes duodami santyki, nesitikėdami, kad mum atgal duos, ne, ir kiek tai abipusiai vyksta, ne, kad mes galėtume jausti, kad jeigu aš negalėsiu, aš sakysiu, žinok, viską šiandien nebegaliu, gal tu galiu užmigdyti, kitas sakys, gerai, aš užmigdysiu, bet tada šeštadienį aš su draugais, nedarysiu to, vis sakys, jo, gerai, tu eik ilsėtis, aš pamigdysiu ir nėra tos mainų programos šitoj vietoj. Tai šiuolaikiniam, aš nežinau, ar šiuolaikiniam, nes pastaruoju metu, kai dirbu, labai daug šitos dinamikos yra. Kaip, ir to darbo terapinio, ne, kaip sukurti, kaip gražinti juos į tą mes jausmą, kaip duoti tą pasitikėjimą, kaip išmokti, nes mylėti yra rizikuoti. Mylėti, mes norim mylėti, bet norim žinoti, kad mūsų neįskaudins ir kažkas neatsitiks ir taip neveikia meilė. Meilė yra tai, kad tu sutinki, kad tau gali skaudėti, kad tave gali sužeisti. Bet tu atsidarai, eini, kaip pasakyti, tokiam rizikos keliu, kad kitas gali, nes tik tai taip gali atsirasti santykis, kai mes atsidarom, kai mes nesėdim va šitaip užsidarę. Ir tai yra labai sunku. Dėl to, kad mes esam vartotojiška visuomenė, mes nuo mažens klausom, tai ko tu nori, tai ko tau reikia, man, ir mes visi tokie ateinam į santykį, man, ir nebesigauna tas mes. Arba yra sunku. Tik tai čia yra turbūt, man atrodo, svarbu suprasti, kad niekas mes to nemokam ir tai yra viso gyvenimo procesas. Ta prasme, tai nėra taip, kad tu išmokai ir važiuojam, ne? Kad tai yra nuolatinis procesas ir mokymasis, kaip mylėti
kitą žmogų ir kurti tą santykį, ir kurti tą ryšį. Aš ką girdžiu, per 25 darbo metus psichoterapeutė, jūs labai stipriai praplėtėt ir požiūrį, kad būna ir kitaip, nes aš, pavyzdžiui, atsinešu kažkokią labai šabloną, bet mano ir tikslas yra paprovokuoti, ar ne? Stereotipus panagrinėti, kad jūs matot, kad yra plačiau visada kas už to. O jeigu galėtumėt poroms duoti tik vieną patarimą, koks jis būtų? Man labai patiko vienas tyrimas nesenai darytas su porom, kurios turi ilgalaikį gerą santykį. Ir jie tyrinėjo, kuo poros turi sutapti. Nes mums labai dažnai atrodo, kad poros, kad mes turim sutapti, kad būtų santykis geras. Ar ne, jeigu tenais pildai, nežinau, kokią nors anketą, kokiam appse, ne, kad tu nori partnerio, tai tu supildai tai, kas tu esi, kad surastum tą kitą, kuris irgi yra toksai pat. Kas realybėj niekada neveikia, ne, dėl to, kad mes, kas esam santykiuose, žinom, kad tu rasi tikrai kitą visiškai kitokią, ne, kad provokuotų tave augti ir papildytų. Tai tas tyrimas, jisai atsakė į tai, kad yra tik tai 2 dalykai, kas sutampa. Tai yra vertybinis elementas ir susidomėjimas. Tai reiškia, kad žmonės, kuriems yra įdomu, jie ir turi didesnę tikimybę turėti ilgalaikius santykius. Visa kita, ar jūs tenais ekstravertai, intravertai. Kas yra įdomu? Įdomu, tai reiškia, kad yra vidinė nuostata ne būti dėžutėj, bet kai kažkas vyksta ir nestumdyti visko reguliuoti, ne, bet kai kažkas vyksta, klausti, o kas čia yra? Ir pavyzdžiui, tai, sakykime, ką aš darau terapiniam kabinete, tai ir yra tas momentas, kai jie ateina, sakykime, jeigu poros terapija vyksta, dažniausiai jie sako, blogai tas, pataisyk tą, blogai tas, pataisyk tą. Ir aš sakau, žiūrėk, kaip įdomu. Tu sakai vieną, o darai kitą. Gali papasakot, kaip taip atsitinka. Ne tai, kad kaip tu čia dabar pasakei vieną, padarai kitą. Bet tu duodi žmonėms patyrimą, nes terapinės elementas yra tai, kad mes ne tik tai padedam įsivardinti, bet mes ir padedam parodyti, kaip kurti santykį, ne kaip klausti dalykų, kaip domėtis. Ir aš kaip terapeutė, iš esmės, nieko nenoriu su jais reguliuoti, aš noriu suprasti. Ir kai tu pradedi žmogaus, pavyzdžiui, ateina pora ir moteris sako, tipinis, jisai nešneka. Jisai nešneka niekada, žodžiu, nešneka. Ir ten jinai varo savo turinį, ką jis blogai daro, kas ne taip, ne, ir atsisukai ir sakai, gali papasakot, kaip tu jautiesi toj situacijai. Ir kai kitas žmogus pajunta tikrą susidomėjimo, nenorą ten pakritikuoti, staiga paima ir pasako, kaip jaučiasi, būna susigraudina, pirmą kartą apsiverkia, ne, nes, pavyzdžiui, yra sunku, ne, arba ilgu tos moters, ne, arba labai liūdna, kad tas santykis, nors ten, žodžiu, tai moteriai atrodo, kad jisai užsidarė sienom, nieko. Tai susidomėjimas yra vidinis mano santykis su tuo, kas vyksta. Ar aš bandau tą sureguliuoti, ar aš bandau tą suprasti. Ir terapiniam procese iš tikrųjų, kaip irgi pradžioje, ne, mes kalbėjom su tavim, kad terapinis procesas iš esmės nėra, kad mes psichologai žinom, ką reikia žmogui daryti, kad jam ten kažkas išsispręstų. Jeigu tu pradedi domėtis ir lysti vis gilyn ir gilyn, tie dalykai pradeda spręstis. Dėl to, kad mes pradedam suprasti, kas yra po apačia. Nes dažniausiai tai, kas atrodo ir kas yra po apačia, yra 2 skirtingos istorijos. Tai čia yra šita savybė, ir pavyzdžiui, aš kai turiu poras, visą laiką žiūriu, kiek jie turi potencialo, ne? Nes tikrai kartais yra poros, kur matai, kad tiesiog jie nepraeis šito dalyko, ne? Arba per daug skaudina vienas kitą, arba užstringa tame kalimasi. Bet jeigu jie ateina ir jiems abiems yra įdomu, nesvarbu, koks ten šūdas vyksta jų gyvenime, bet jeigu jiem įdomu, blemba, o kas čia yra, kodėl tu taip, pavyzdžiui, pasakei. Dažniausiai jie išlipa, dažniausiai jie sukuria tą santykį, nes kai mes šnekam vienas su kitu, tai mes to ieškom, kad kitam žmogui būtų įdomu. O jeigu aš, pavyzdžiui, turiu porą realiai, ne, savo darbe, tai aš ką matau, vienas pašneka, kitas jau laukia, nes jisai dabar pasakys savo tiesą. Savo tiesą. Pala. Ar tu išgirdai? Aha, išgirdau. Gal tu gali pasakyti, ką tu išgirdai? Aš išgirdau, kad jai yra labai skauda, kai aš, pavyzdžiui, nepaskambinu. Ir jai iš karto, jisai išgirdo.
Ir tada jisai sako, bet man yra ten taip ir taip. Ir tas tekstas jau nuskamba visiškai kitaip, dėl to, kad yra įdomu. Ar dar jeigu sako, papasakok daugiau, nes man nesutampa, man yra kitaip, gal tu gali papasakot, kodėl tau taip atrodo. Viskas. Santykis yra dan, ta prasme, santykis įvyksta, dėl to, kad mes labai dažnai įsivaizduojam, kad santykių reikia išspręsti grandiozinus dalykus. Nugi taip. Ne, santykis yra čia ir dabar. Kaip aš esu su tavim va šitą momentą, va čia yra santykis. Ir mes dažniausiai bėgam ten tos grandiozinius dalykus išspręsti ir mes nematom, kaip aš šiandieną esu su tavim va šitą momentą. Mes tu man būnam sakai, kažkokioj problemai mes mirkstam. būnam savo tiesoj. O čia yra, kai tu man sakai kažką ir man skauda, aš jaučiuosi kaltas ar kalta, ne? Ar aš sakau, žiūrėk, man labai skauda, kad tau taip yra, bet aš nežinau, ką aš galėčiau padaryti, ar gali daugiau man papasako. Arba, blemba, aš dabar noriu bėgti, nes aš jaučiuosi labai kaltas dėl to. Ir toks bejėgis, nes nežinau. Viskas. Šitam momente būna tas žvilgsnis, kuriame jie sukuria santykį, nes jie turi tą temą tarp jūsų, nebe priešai vienas kitam, bet jie turi temą ir jie pradeda tyrinėti. Ir mums yra labai sunku šitą momentą pagauti, kad va, tas va, susidomėjimas jis iš esmės atidaro duris ryšių ir santykiai. Kas yra įsimylėjime? O Dieve, kaip mes vienas kitam būnam įdomus, ar ne? Ir kaip mes pasidarom neįdomus vienas kitam po 20 metų. Nes jau aš žinau, ką jinai pasakys ir ką jisai pasakys. Turiu mums blitz klausimų. No. Jeigu pavyks juos atsakyti trumpai. Kas dažniau gimus vaikui sugriauna porą? Neišsakyti lūkesčiai ar buitis ir neišplauti indai? Neišsakyti lūkesčiai. Kodėl? Dėl to, kad tai generuoja labai daug pasyvios agresijos ir pykčio vienas kitam. Ir tada ta buitis tampa tiesiog priežastim, kaip mums, ar tas, kaip čia pasakyti, tokiu būdu, kaip pasakyti, kas yra negerai. Tai iš esmės buitis vis laik yra ne tema, yra kas po apačia sėda už tos buities. Kas porų santykiams pavojingiau, didelė krizė ar kasdieninė nuobodi buitis? Atsakyčiau, kad kai yra nuobodi buitis ir ištinka krizė, tai yra pavojingiausia dalyka. Nes jeigu mes neturim santykio iki krizės metu yra labai sunku išlaikyti santykį. Va čia yra su vaikais. Vaikai yra krizės santykiuose, toks pokytis. Jeigu mes neturim santykio iki vaikų to tikro, o tik tai nutorim tokį maskuotą santykį, taigi mūsų vaikam labai pasimatys. Kokia jūsų kaip psichoterapeutės didžiausia silpnybė, su kuo pačiai vis dar tenka mokytis gyventi? Mano didžiausia silpnybė yra mano beprotiškas susidomėjimas gyvenimu. Dėl to, kad visą tai apriepti, nepavargti nuo to, kad man labai daug dalykų yra įdomu ir man šiaip labai įdomu gyventi. Turbūt yra tas momentas, kur sunkiausiai subalansuoti. Mano Sofa klausia, jeigu jūsų visi 4 vaikai turėtų jūsų apibūdinti 3 žodžiais, kokie žodžiai tai būtų, kaip manat? Numeris 1 - keista, ką jie pasakytų. Aktyvi. Galvoju, kokį čia žodį pasakyti apie santykį. Gal atvira sakytų? Nes mes turim labai, mano vaikai visą laiką sako, mama, žinok, kiti tėvai tokiais dalykais nešneka su savo paaugliais. Tai jam aš suprantu, kad čia yra toks labai geras ženklas ar patyrimas, ne, kad... Palaikymą jaučia. Kad mama pakankamai išprotėjus, kad galima su ja kalbėti visokiom temom ir jinai ten nestumdo ir nedėlioja ir tiesiog būna ir žvengia ir kalba. Tai va, tai... Turbūt šitie, aš taip spėju, jų reiktų paklausti, bet tai, ką jie dažniausiai apie mane šneka, tai šitie dalykai. O kaip manai, kuo skirtusi nuo vyro apibūdinimo 3 žodžiais? Turbūt taip pat apibūdintų, nes mes gyvenam pakankamai nestandartinį gyvenimą ir čia šitoje vietoje visą laiką tas iššoka kaip pirmas numeris, kad mes kažkaip kitaip gyvenam arba kad aš renkuosi kitokius sprendimus savo gyvenime, kad to gyvenimo yra labai daug ir aš tikrai patiriu nuostabius dalykus. Tai taip turbūt kalbėtų apie mano impulsyvumą, su kuriuo jam tenka kvepuoti ir priimti, už ką aš jam be galo dėkinga, kad jisai leidžia man taškytis, nes yra tas jisai ašis ir ramstis, nes jisai laiko struktūrą.
Ir turbūt gyvumą, nu, vat, kas mūsų šeimoje tikrai, kas ateina, tai savo, kad pas jūs tai amžinas vakarėlis, tai pas mus amžinas vakarėlis yra namuose. Ir kai yra 4 paaugliai ir dar jų draugų pilna visą laiką, ir šunų, ir kačių, tai pas mus vakarėlis. Kas pas tave gali kreiptis, kur tu konsultuoji ir ko tu lauki, kada laikas kreiptis? Tai laikas kreiptis, tai turbūt yra, man atrodo, apskritai pas psichologus, psichoterapeutus, laikas kreiptis yra tada, kai tu jauti tą poreikį, tokį vidinį, nesugalvota, kad būtų gerai, nes visi aplinkui eina, ne dėl to, kad aš dažniausiai sakau, nesikreipkite tada, nes ta terapija bus tokia drungna labai. Bet kai iš tikrųjų vat, yra vidinis toksai jausmas, ir tai nebūtinai turi būti kančia, tai nebūtinai turi būti kažkoks labai krizinis, sudėtingas, bet yra jausmas, kad nu, vat, aš tikrai labai noriu kažkokio, nes tai yra laikas, tai yra valanda, ne, kada aš galiu išbūti save su kitu žmogum, kuris man atidaro tą erdvę. Tai tikrai pajausti vidinį jausmą, aišku, jeigu yra krizė ar ten sudėtingas santykis, arba jeigu jūs mirkstat kažkame, kas yra labai nekomforti, nu kaip sakoma, ne, varlę galima išvirti lėtai verdant, ne, nu ten keliant tą temperatūrą, tai vat, jeigu yra tas jausmas, kad nu negyvenu aš savo gyvenimą, nes man atrodo, vat, kas yra baisiausia man pačiai, jeigu taip klausiu, ir dėl ko turbūt mano gyvenimo pasirinkimai yra va tokie keisti, ne, kažkokie tai nestandartiniai. Dėl to, kad man yra labai baisu nenugyventi gyvenimo. Man yra baisu, ir tas gali atsitikti. Yra žmonių, kurie nenugyvena gyvenimą, ir tu nugyvensi ir žiūrėsi atgal ir galvosi, plemba, galėjau surizikuoti, galėjau pabandyti, negalėjau daryti. Ir tikrai, jeigu žiūrėti žmonės, kurie šneka mirties patale, kurių klausinėja, jie dažniausiai ir sako, kad gailisi dėl to, ko nesurizikavo, nepadarė, o ne tai, kad padarė kažką tai. Tai šitoj vietoj, jeigu jausmas yra, kad negyveni gyvenimo, tai tikrai psichoterapija yra gera vieta, nu, susigrąžinti tą gyvenimą arba atrasti tą gyvenimą, kuris vyksta. Ar santykiai, ne, poros santykiai, tikrai labai sunku eiti poros santykius į psichoterapiją, ne, nes dažniausiai vienas nori, kitas nenori, ne, bet nu, bandyti surizikuoti, ne, šitoj vietoje ateiti tą pirmą sesiją. Tikrai yra laikas. Tai aš konsultuoju Kaune, online šiuo metu nekonsultuoju, nes turiu. Čia yra mano asmeninis pasirinkimas dėl to, kad aš vis dėlto labai apie kūną esu ir aš labai dirbu su savo pojūčiais, jausmais ir intuicija ir tuo, kaip aš jaučiu tą žmogų. Ir kitas dalykas, man yra labai svarbu duoti erdvę žmogui, tai kai žmogus yra kabinete fiziškai, yra visiškai kitas jausmas, negu mes dabar šnekėtume per tą ekraną. Ne? Ir tai judina kažką pasąmonės lygmenį daugiau, negu kai mes turim tą atstumą. Dėl to, kad mes labai dažnai galvojam, kad psichoterapija yra tai, ką mes šnekam, bet psichoterapija nėra tai, ką mes šnekam. Psichoterapija yra tai, kaip mes jaučiamės, kas vyksta. Ir kai aš atsisėdu į psichoterapeutą krėslą, aš pereinu į tam tikrą būseną, tai reiškia, kad aš susikoncentruoju save į kitą ir atidarau erdvę. Ir šitą yra labai sunku padaryti per ekraną. Ir dėl to, kad aš, tiesą pasakius, turiu žmonių nemažai, nėra taip, kad man ten trūktų klientų, aš galiu rinktis, kas čia yra komfortas. Aš vis dėlto renkuosi gyvą santykį, aišku, yra ekstra atveju, kai konsultuoju online, arba ten žmonės gyvena užsienį, tada konsultuoju online. Bet tikrai stengiuosi ir žmonės važinėja kartais ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos važinėja į terapiją, kas yra, sudėtinga, bet... O žiūrėk, paskutinis. Bet kartais yra tokia baimė, dažniau gal moteris, bet pasitaiko ir vyram jaučiantiem nerimą, jie labai daug šneka. Ir tada tarsi visą konsultaciją prašneka, bet kaip suvaldai? Labai paprasta. Nėra sudėtinga šitas. Čia nereikia suvaldyti. Kai žmogus daug šneka, tai visą laiką vėlgi aš grįžtu prie to, kad aš klausau, kodėl psichoterapeutam mes tiek daug mokam, ne? Nes atsisėdai paklausai žmogaus, ne, atrodytų paprastas darbas. Dėl to, kad mes psichoterapeutai darom nežinau kiek darbo viduj. Dėl to, kad aš klausausi teksto, ką žmogus šneka, į temas ir žiūriu, ką žmogus šneka, kad mes turėtume tą pokalbį ir aš bandyčiau suprasti. Bet aš bandau pagauti gilesnį sluoksnį, nes mano darbas yra padėti sujungti tuos du sluoksnius. Iš kur ateina tas šnekėjimas, apie ką čia yra šitas nerimas. Ir aš tada savo fizinę būseną, netgi kartais savo kvėpavimu, raminu save ir taip rimsta kito žmogaus kūnas. Ir jis
jisai pradeda, nes dažnai būna tas juokelis mano draugų tarpe, sako, aš paklausiau tavo paskaitos, sako, nu tu visiškai kitaip kalbi, negu kai mes bėgam miškuose ir ten žvengiam iš kokių bairių. Sakau, taip, nes aš esu kitos būsenos, aš pereinu į kitą būseną tam, kad kažkas vyktų su tuo žmogaus, su kuriuo aš šnekuosi. Ir tai yra darbas. Tai vat aš daugiau nebandau suvaldyti, bet aš bandau susicentruoti pati ir pagauti, apie ką yra tas nerimas. Ir kai žmogus ten šneka, aš sakau, tau labai baisu, ne, šitoje vietoje. Ir tada ir staptelė, ir tos akys susitinka. Ir tada ašaros tenais pasirodo ir žmogus, sakau, žiūrėk, o kaip tu jautiesi savo kūne, ne, kai tu vat, šitą pasakoji. Tai vat, padarai tokius kabliukus, per kuriuos tu bandai įžeminti tą žmogų. Tikrai niekada terapija neveikia, kai mes bandom tą žmogų sukontroliuoti, sutvarkyti, padaryti kažkokius dalykus. Visada yra svarbus tas sluoksnis. Ir man atrodo, žinai, dar norisi pridėti nuo to, ką tu papasakoji apie savo laidas, ne, kad man atrodo, kad jos pataiko į labai gerą nišą mūsų visuomenį, dėl to, kad aš ir knygas rašau, manęs klausia, kam tu rašai. Ne bendrai kam rašai knygas, bet kas per auditoriją. Ir aš sakau, auditorija yra ta, kuriems įdomu, bet kurie dar nepagauna, kuriems reikia pagauti tą gilesnį sluoksnį, dėl to, kad tos paviršutiniškos informacijos yra begalės. Ir čia yra sudėtinga, ne, ir tos klausimus tikriausiai yra sudėtinga užklausti taip, kad jie pakabintų tą sluoksnį, bet to pačiu neįveltų tokį filosofinį gilų, ne, kur tenais kas yra narcisistinė tenais asmenybė ir kokia ten vidinės gynybos, ten žodžiu, visi tie konstruktai, kurie gali tokį duoti, nieko nesuprantu, ne, tai vat ir šita vieta, nors jinai atrodo paprasta, bet jinai, man atrodo, pati yra sunkiausia, vat kaip duoti tą tikrumą ir gilumą ir tuo pačiu metu tą paprastumą, kad užkabintų ir pagautų. Tai dirbant su žmonėm, yra lygiai tas pats, tu bandai ieškoti šito vietos, kad tai būtų gilu, bet tai būtų, žinai, paprasta, kad žmogus suprastų. Ir nuo žmogaus galimybių, nes žmonės turi labai skirtingas galimybės, labai priklauso, kuriam tu sluoksnis su juo dirbsi. Ne, kaip taip, tai turi kalbėti visiems, bet kad girdėtų kiekvienas. Taip, ir čia sudėtingiausia. Tai aš labai linkiu, kad tave matytų, kad tave girdėtų ir, aš labai noriu, kad tokius specialistus kaip tu, iš esmės iš tavęs semtųsi, nes tu vedi, kiek aš žiūrėjau paskaitas ir mamom, ar ne, ir berods krizių centre, ir apie motinystę, ir pogimdyvinę depresiją, ir kalbėjo apie ADHD, ir apie neuroninį, apie tikrai labai daug temų, kurių mes fiziškai šiandieną nespėjom paliesti. Tai kviečiu labai Sigitą Valevičienę, ar ne, socialiniuose tinkluose, mažiausiai pasiskaityti straipsnius, nusipirkti knygą, o galbūt ir apsilankyti konsultacijose. Ačiū tau. Man dažnai sako, kad mano sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir nekartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.